Nors ir prasidėjo mokinių vasaros atostogos, tačiau pradinėje mokykloje vis dar klega vaikai. Čia veikia vasaros dienos stovykla ir būsimų pirmokų vasaros mokykla. Jau nebe pirmą kartą Jonavos pradinėje mokykloje veikia vasaros mokyklėlė. Tik prasidėjus mokinių atostogoms, į pirmąjį susirinkimą pakviečiami būsimų pirmokų tėvai. Vėliau būsimi mokinukai pakviečiami į pirmasias pažintinės pamokas, kurių metu visi susipažįsta tarpusavyje, o mokytoja turi puikią galimybę sužinoti, kokie vaikučiai ateis į mokyklą rugsėjo 1. Liktais vasaros atostogos turėtų būti, bet mokiniai vis dar mokinasi. Kodėl? Taip, mokiniai dar mokosi, todėl kad tai yra būsimieji pirmokai, kurie ateina susipažinti su būsima mokytoja. Tiesiog mokytoja susipažįsta su vaikų gebėjimais ir vaikams tai yra labai svarbu, todėl kad vaikai jau rugsėjo 1 ateina žymiai ramesni. Visą vasarą jiems žymiai, manyčiau, kad ramesnė, todėl kad jau jie pažįsta savo mokytoją, jau jie yra su jie bendravę ir mes tada jau susitiksim rugsėjo 1. Kaip matau, užduotėlės nėra sunkios kol kas, dar tik tai spalvinimas. Ar jau spėjote iš arčiau susipažinti su vaikučiais, iš kur atvykę, kokie jų gebėjimai? Šiek tiek jau susipažinau, jie atvykę iš 2 darželių, tai yra Lakštingalėlė ir Saulutė. Ir dabar susipažįstu, kaip išvystyta jų rankų motorika, kas yra labai svarbu, kaip jie socializuoti, tai yra ar jie geba sėdėti vietoje, klausyti, išsėdėti, kas yra labai svarbu. Na, o skaityti, tai spėsim išmoksi mokykloje. Na, ar ramus visą tą akademinę valandą ramiai sėdėm? Mes ne akademinę valandą, mes sėdim tik 30 minučių, o po to mes žaidžiame. Ir ką dar šiandien pasiruošę ir kiek laiko vyks dar kol kas toks susipažinimas? Šiandien mes dar dirbsime su interaktyvia lenta, o užsiėmimai baigsis 10:30. Tiesiog dar viena bus pamokėlė, kurios metu vėlgi žiūrėsiu jų rankų motoriką ir kaip jie geba visą įvairias užduotis atlikti. Mes jau su viena klase vasaros mokyklėlė susipažinom. Dabar pristatykite savo klasę. Kokie vaikučiai iš kur susirinko? Mano klasėje vaikučiai susirinkę, aišku, visi jonaviečiai, pagal gyvenamą vietą, yra labai šaunus, tikrai labai su dideliu džiaugsmu laukiau šios dienos, mūsų susipažinimo dienos. Ir vaikučiai, mes tikrai vakar ir susipažinome, taip vieni su kitu. Mokėmės bendrauti, aš stebėjau jų dėmesį, susikaupimą, ar jie gali išlaikyti dėmesį, kaip jie vienas su kitu bendrauja. Na ir žodžiu noriu pasakyti, kad mūsų klasės bendra branda, aš esu labai patenkinta, gera branda. Tai įrodo mūsų, štai žiūrėkite, darbeliai prašome. Mes atlikome ir tokių keletą brandos testų ir piešėme šeimą vakar ir tokį raidelių medelį sudarėme. Šiandien mes rašėme Peliukui Leopoldui laiškelį tokį, Peliuko atsiprašymo laiškelį, tai irgi toks mūsų brandos testas mokyklai. Ir aš be galo patenkinta, vaikai yra smalsus, žingeidus, labai drąsus. Na ir aš tikrai labai džiaugiuosi savo vaikučiais. Rugsėjo 1 dieną nebebus baisu mokinukams. Ne, tikrai. Mes susipažinome, susidraugavome, štai kaip jie šauniai bendrauja. Vaikučiai, ar pavargote? Nepavargote? Dar norėtumėte ateiti į mokyklą rytoj? Šaunuoliai. Kaip jau minėjome, Jonavos pradinėje mokykloje veikia ir vasaros dienos stovykla, kurią lanko daugiau nei 20 pradinės mokyklos mokinukų. Nuo vakar prasidėjo mūsų mokykloje vaikų vasaros stovyklėlė. Buvo rašomas projektas, savivaldybė finansavo, aišku, gavome nedidelį finansavimą, bet ieškojame rėmėjų, rėmė mus Bikuva, Technoera. Gavome iš rėmėjų 500 litų, o savivaldybė skyrė 400 litų. Taigi, tokius pinigėlius turėdami, vis tiek organizuojame vasaros ir poilsio stovyklą vaikams, sporto ritmu, sveikatos pasisemti. Mūsų tikslas – turiningai užimti vaikus, ugdyti sveikos gyvensenos įpročius ir pamokyti įvairiausių sportinių žaidimų, ugdant vaikų užimtumą ir kad vaikai mokėtų patys organizuoti savo laisvalaikį. Vakar buvo stovyklos atidarimas, mes piešėme vėliavą, valgėme ledus, Vara mums iškepė skanų tortą, ėjome leisti aitvarą.
žaidėme įvairiausius sportinius žaidimus ir skaniai pietavome. Šiandieną einame į kino teatrą, žiūrėti filmą Kuosvarniai. Kiekviena diena yra suplanuota, dirba mūsų tos pačios mokytojos. Dar ketvirtadienį bus mūsų draugai savanoriai prisijungs kariai ir organizuos mums karinę stovyklą. Pademonstruos vaikams, kaip reikia įsirengti karinę stovyklėlę, kaip išgyventi, turint minimalias, reiškiasi, priemonės tikriausia. Tai vaikai gal truputį virs kažkokią košytę ir mokinsis, kaip gamtoje praleisti visą dieną. Taip pat sutiko mums sporto centras pagelbėti, eisime žiūrėti paplūdimio tinklinio, taip pat vaikus mokins, kaip žaisti paplūdimio tinklinį, susipažinsime su taisyklėmis, eisime į vaistinę Jonavos, gerbiama direktorė Jokimienė mums sutiko pagelbėti, vaikam papasakoti vaistažolių naudą, arbatėlių taip pat naudą ir vaikai taip pat mokinsis patys virti arbatą ir sužinos jos teigiamą naudą. Mūsų stovykloje yra 24 vaikai. Na ir tėveliai džiaugiasi iš tikrųjų, kad vaikai pateko į šitą stovyklą, nes norinčių buvo daug, buvo sunku atrinkti. Atrinkome pačius tuos vaikus, kuriems labiausiai reikia tos stovyklėlės, kad tėvai galėtų eiti ramiai į darbą, kad vaikai būtų užimti. Stovykla vyksta nuo 9 ryto iki 2 pietų. Rugsėjo 1 dieną į Jonavos pradinę mokyklą susirinks 3 pirmokų klasės, o tai reiškia, jog mokykloje šurmuliuos 65 nauji mokinukai.